Ganėtinai netradiciškai gegužės 1-osios antradienį, kai darbo liaudis šventė dar vieną laisvą dieną, Kačerginės Nemuno Žiede sportininkams ilsėtis nebuvo kada. Geras oras ir puikiai nuotaika mus pasitiko pirmose šių metų Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato ir mini žiedo pirmenybių etapuose. Abiejų serijų įskaitose bendrai dalyvių parke išsirikiavo apie 50 automobilių. Pirmas sezono etapas visuomet įdomus techninė prasme. Vaizdžiai tariant, vadinamajame pitleine kvepėjo šviežių tepalų, padangų guma ir kėbulų dažyklos šiluma. Kartais tik pavardės užklijuotos ant automobilių išduodavo, jog tai tas pats praėjusio sezono bolidas, tik kardinaliai pakeitė savo išvaizdą. Ką jau kalbėti apie naujus žiedo monstrus ir monstriukus, kurie pirmą kartą trasą išvydo tik šiemet. Jei sąžiningai, nustebino ir žiūrovų skaičius. Kiek jų buvo, pasakyti sunku, bet balkone prie garsiojo ąžuolo posūkio ar tribūnose prie starto jų buvo akivaizdžiai žymiai daugiau, nei esame įpratę matyti. Tam turbūt didžiausia įtaka turėjo organizatorių sumažinta bilieto kaina ir reklaminės pastangos prieš varžybas. Lenktynių maratonas prasidėjo Lietuvos žiedo čempionatu. Deja, prie starto linijos stojo tik 12 automobilių, tarp kurių beveik pusę sudarė tie patys mini žiede dalyvaujantys lenktynininkai. Situacija vis tik kol kas išlieka kebli. Paprasčiausiai tas pats sportininkas registruojasi keliose įskaitose pagal reikalavimus kaitaliuoja padangas, o realiai automobilių skaičius nesikeičia. Be jokių prošvaisčių varžovams geriausią kvalifikacijos laiką absoliučiai pademonstravęs žiedo meistras Ramūnas Čepkauskas pirmajame Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato etape užtikrintai laimėjo abu važiavimus ir namo išsivežė nežinia keli šimtąją pirmosios vietos taurę. Įdomu, kiek stipriai jį būtų spustelėjęs Eidmantas Nekrošius, kuriam tai jau yra pavykę padaryti. Deja, jo automobilis, vaizdžiai tariant, liko be variklio jau pirmųjų lenktynių metu, tad kažkokių intrigų kovoje dėl pirmos vietos taip ir neišvydome. Vos po kelių ratų skirtingų galingumo automobiliai išsibarstydavo trasoje ir tik viena kita mikro dvikova dėl žemesnių pozicijų džiugino žiūrovų akį. Gausiausioje A2000 klasėje puikią parengtį parodė įskaitos nugalėtojas Automanų klubą atstovaujantis Marius Miškūnas su Honda Integra, o 1600 suvestinėse be konkurencijos nugalėjo raudonasis Dovilo Čiutelio žaibas. Tiesa, jis ir važiavo vienas. Kur kas aštriau atrodė mini žiedo pirmenybių važiavimai. Lenktynės tuo pačiu žiedu su greičio mažinimo zonomis ir klastinguoju strateginiu džokerio ratu, kurį važiavimo metu sportininkai privalo veikti vieną kartą ir taip pasigerinti arba netgi pasibloginti rezultatą. Tiesa, vietoje 2 startų per dieną visos mini žiedo klasės važiavo tik kartą, nes turbūt jau girdėjote, antrųjų lenktynių pirmos klasės pasirodymo metu užsidegė ir visiškai supleškėjo vienas automobilis. Pelnytos pozicijos etape buvo įskaitytos pagal pirmojo važiavimo rezultatą. Bet apie viską nuo pradžių. Klasėje A2000 išsirikiavo 12 automobilių, net 9 iš jų įvairūs Honda modeliai. Nenuostabu, jo geriausio kvalifikacijos rezultato autorius, 65 numeris Airidas Šiaurys su CRX, be didelio vargo laimėjo ir pirmąjį važiavimą. Šis vaikinas tikrai žino, ką daro. Į kartingą pasodintas nuo vystyklų laikų, Airidas visą sezoną jau sukiojo ir Formula BMW Talent Cup formulės vairą, ką jau kalbėti apie kėbulinius automobilius. 4 sekundėmis atsilikęs antras liko Deividas Sakalauskas, trečias Ignas Brusokas. Visi prizininkai vairavo Honda CRX automobilius. Galingiausių automobilių klasėje A3000 antrą pergalę per vieną dieną šventė Marius Miškūnas su Honda Integra. Marius sėkmingai išlaikė šaltų nervų egzaminą ir finiše nuo pagrindinio persekiotojo antroje vietoje likusio Luko Laukaičio su BMW 330 pabėgo vos 6 sekundės dalių skirtumu. Trečias finišavo Audrius Makarskas su turbodizeline BMW 120. Nespėjome paklausti kodėl, tačiau praėjusių metų RVD įskaitos čempionas Audrius persikraustė į kitą klasę. Didžiausių variklių griausmų Nemuno žiedą sudrebino RVD galinešimi varomų automobilių įskaita, kurią drąsiai galime vadinti kitomis 3 BMW raidėmis, mat visi lik vienas sportininkai šioje klasėje lenktyniauja įvairių modelių liaudyje vadinamais BMWs. Praėjusių metų 3000 klasės nugalėtojas 28 numeris Linas Steponaitis tuo pačiu BMW 320 automobiliu dar kartą įrodė esąs pats greičiausias. Nedaug nuo jo atsiliko 77 numeris Paulius Krukauskas. Praeityje buvęs ištikimas Integroms, Paulius persėdo į BMW 325 ir pelnė antrą vietą. Trečioji pozicija atiteko mini žiedo lenktynių senbuviui Linui Baltrušaičiui.
Atvirojoje klasėje Open, kurioje leidžiama naudoti sportinės bet kokio tipo padangas, vėl praktiškai be konkurencijos į finišą atlėkė Ramūnas Čepkauskas su BMW M3. Tikrai galima buvo pagirti antroje vietoje likusio BMW fan klubo nario Gedimino Bilinsko parengtį ir pastangas. Jo oranžinė E30 nepaleido varžovo iš akiračio ir važiavo tikrai labai greitai. Šį kartą jis nušluostė nosį mini žiedo asui Andriui Žemaitaičiui, kuris su efektingu 5. kartos golfu parodė prastesnį kvalifikacijos rezultatą, o pirmose lenktynėse po 6 distancijos ratų nuo antrosios pozicijos atsiliko beveik 2 sekundėmis. Tikiu, tai tik pradžia. Apie Andrių mes dar tikrai išgirsime. O dabar apie tą nelemtą istoriją, kuri visiems ką tik minėtiems lenktynininkams užkirto kelią startuoti dar kartą ir tokiu būdu pasitaisyti rezultatą. Antrųjų startų metu naujas sportininkas žiedinėse lenktynėse Julius Skirmantas pramušė savosios Honda Integra variklio karterį ir mašina užsidegė trasoje ties starto finišo linija. Pasak teisėjų, jie mėgino jį stabdyti, tačiau dalyvis turbūt nepastebėjo šių veiksmų ir nurūko toliau. Nuvažiavo naujai paruošta Juliaus Integra netoli. Užgesus varikliui, automobilis sustojo ties antru Nemuno žiedo posūkiu ir netrukus apsipylė dūmais, pasirodė atvira liepsna. Varžybos buvo sustabdytos. Bokšteliuose subolavo pačios baisiausios – raudonos vėliavos. Varžybų teisėjų teigimu buvo išpurkšta apie 10 gesintuvų, tačiau jie nepadėjo, mat teko gesinti ir degančią žolę. Didelis vėjas liepsnas nešė į miško masyvą. Kadangi tuo metu trasoje gaisrininkų nebuvo, į Nemuno žiedą jie buvo iškviesti. 2 autocisternos atvyko per 24 minutės po iškvietimo ir pabaigė gesinti tai, kas liko. O neliko beveik nieko. Diskusija po šios nelaimės užvirė labai arši. Kas kaltas, o kas ne, išsiaiškins automobilių sporto politikai ir sporto visuomenė. O mums tiesiog gaila automobilio ir svarbiausia nesužeisto sportininko, kuriam šios lenktynės buvo pirmos jo karjeroje. Deja, bet kartais taip atsitinka. Paskutinį kartą taip stipriai automobilis Nemuno žiede sudegė 2007-aisiais. Tuomet gaisro autoriumi buvo Deividas Jocius, kuriam besitreniruojant 1000 km lenktynėms sudegė Opel Astra Silhouette. Kitas žiedininkų etapas vėl vyks Kačerginėje, birželio 1-3 dienomis.